Neeilinis įvykis Klaipėdos mieste, Klaipėdos orientacininkų bendruomenėje. Šiandien atidarom pirmą orientavimosi sporto stacionarią trasą Melnragėje. Ir iš tikro trasa jau stovėjo kurį laiką miške, koliukai įkasti, jau kaip sakant įleidę šaknis, jeigu galima taip išsireikšti. Bet reklaminį informacinį stendą pastatėme šiandien ir jis bus gerai matomoje vietoje. Pravažiuojantiems dviračių, poilsiautojams ateinantiems prie jūros, kviesime visus norinčius susipažinti su šiuo sportu žmonės, dalyvauti, išbandyti, aktyviai domėtis ir tiesiog galbūt praleisti laiką ir galbūt susidomėti netgi orientavimosi sportu ilgesniam laikui. 4 Klaipėdoje esantis orientavimosi sporto klubai apsijungia į Klaipėdos orientavimosi sporto federaciją. Ir, kaip sakant, bendrom jėgom bendrą tikslą išsikėlėme ir jį vykdėme. Ši trasa bus miške visą laiką. Tai reiškia, kad bet kas norintis bet kuriuo metu, jam patogiu metu gali ateiti ir išbandyti. Orientavimasis vyksta OMAPS programėlės pagalba. Nereikia jokių papildomų kažkokių priemonių, tiesiog telefono, kuriame instaliuojate OMAPS programėlę, yra ir Android, ir iPhone versija. Prisijungiate, susirandate Melnragės trasą, paleidžiate start ir kiekvienam punkte žymitas skenuodami QR kodą. Kiekvienas atsižymėtas punktas užfiksuojamas, jūs galite įveikti šią trasą ir bėgte pasilyginti savo rezultatą su kitais dalyviais. Jeigu norite varžytis, jeigu norite, galite eiti tiesiog pėsčiomis.